Tai sveiki, laba diena visiems. Labai malonu matyti jūs šitoj salėje, šitoj auditorijoje. Pakeitėme, truputėlį turėjom kitą, dabar šitą, bet čia tikrai žymiai šviesesnė, jaukesnė. Ir labai džiaugiuosi, kad po kavos pertraukėlės jūs grįžote, kava jūsų neužmušė, bet jums užvedė gerų neurohormonų gamybą. Ir tikiuosi jūsų dėmesio ir labai noriu pasidalinti su jumis kai kuriomis žiniomis. Kai kas galbūt jau girdėjote mano pranešimą, tai kažką pasikartosime, bet tikiuosi bus ir naujų dalykų. Taigi, labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti vieną iš savo prekinių ženklų, tai yra Weiner. Weiner yra pavadinimas nuo mūsų mokslininko, kuris pradėjo visą šitą ilgą kelią prieš 40 metų. Pavardės garbiai yra pavadinta prekinis ženklas Weiner. Na, bet pirmiausia, susipažinkime, kaip visada mandagų žmonės ateina, prisistato pas jūs į ofisus, į darbą atėję, į svečius. Na, aš su jumis visais negalėsiu susipažinti, tam mes tikrai neturime laiko, nes mano laikrodis va tenai tiksi, kaip ir mūsų gyvenimo laikrodis, taip. Tai aš pristatau trumpai. Kas aš esu gydytoja ir labai tuo džiaugiuosi, kad kažkada mano gyvenimas pasuko būtent tą kryptimį. Ir dirbdama įvairiose srityse, nuo ligoninės, poliklinikos, televizijos, radijo ir savo įmoniai Aconitum, aš galėjau gilintis įvairias medicinos sritis ir labai džiaugiuosi, kad su pandemija 2019 metais atėjo toks dalykas kaip kolageninės bioplokštės, būtent šitą technologiją, kuri vėliau buvo pavadinta Weiner. Ir kaip matote, šitoje srityje mes esame 6 metai, aišku, dar labai jaunučiai, bet pas mus Lietuvoje viskas dar yra pakankamai jauna. Ir kaip ir kalbėjau, kad šitie produktai, tai yra pati technologija, buvo pradėta kurta 1980 metais. Aš manau, kad čia yra sėdinčių, daug jaunesnių kai kurių. Pakelkit rankas. Kas yra gimę vėliau negu 1980? Fantastika. Tai jūs esate jaunesni negu šita technologija. Technologija yra pasaulinis patentas. Mes turime tikrai superinę inovaciją, apie kurią šiek tiek ir pakalbėsiu, bet dabar pakalbėkime būtent apie tą biofilinę akustiką. Ir atsakykime į klausimą, tai būtinybė ar prabanga? Pirmiausia, ar jūs rūpinate savo sveikata? Pakelkit, prašau, ranką, kas rūpinate savo sveikata? Skaičiuojat, matuojat, darot, dažot, ten visą kitą. Visi? Kas nesirūpina? O, teisingai. Kai bus, tai bus, taip? Teisingai. Irgi gera pozicija, visiškai. O dabar klausimas, ar jūs rūpinate savo klientų sveikata? Kas rūpinate savo klientų sveikata? Viena ranka, 2, 3. Ir jūs nesirūpinat? Nei savo, nei klientų sveikata nesirūpinat? Teisingai, irgi gerai. 5, 6. Na, nėra daug. Gerai. Ar jums rūpi, kaip jūsų klientai miegos? Ramiai, neramiai. Kam nors rūpi iš jūsų? Rūpi. Ačiū. Norėčiau būti jūsų klientas, vienareikšmiškai. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad mes puikiai žinome, kad mes namuose, patalpose, biuruose praleidžiame daugiau nei 90% savo laiko. Reiškia, labai svarbu, kad mes galėtumėm įveikti vieną iš didžiausių mūsų priešų, kurie yra mūsų aplinkoj, mūsų namuose, tai yra triukšmas. Tai yra buitinės intoksikacijos vienas iš tokių komponentų. Mes galime gyventi šalia labai didelio triukšmo, mes galime gyventi šalia oro uosto, mes galime būti šalia labai triukšmingų gatvių. Taip, žmonės gyvena, biurai būna, taip. Na, Lietuvoje gal tokių nėra srautų, bet vis tiek. Mes galime ir gyventi šalia Laisvės alėjos. Irgi triukšmas yra. Ir labai varginantis, netgi tie, kurie gyvena, tai atžymi. Gali mūsų kaimynai būti labai triukšmingi.
Vienas dainuoti, kitas groti, trečias sportuoti, kitas turėti labai rimtus santykius su savo žmona, vyru ir taip toliau. Yra vienas, čia buvo konferencija ir vienas kolega labai gražiai atsistoja, sako, žinote, nusipirkau labai gerą butą, labai prabangus butas, bet aš visiškai nenorėjau girdėti, kiek kartų per naktį mano kaimynas eina į tualetą. Tiesiog labai jo miegamojų siena kaimyno tualetas. Ir kaip jūs manote, visiškai taip, viskas girdisi, kiek kartų, kaip kartų ir kiek kartų vandenį nuleido. Namuose mums irgi užtenka triukšmo. Tai yra buitinis triukšmas. Kondicionieriai, puodai, vaikai ir galiausiai mes atrodom šitaip. Aš ilgą laiką nekreipiau tai dėmesį į akustiką, kaip gydytojas, kaip medikas, nes galvojau, taip triukšmas, taigi mieste gyvenam, kogi norėti. Bet kai mano mylimas restoranas, kuriame aš labai mėgdavau ateiti su draugais ir ten pasėdėti, tapo, čia aišku, nuotrauka yra kita, nes aš nenorėjau dėl atpažįstamumo jo įdėti, tapo tokiu labai pilnu ir stalai sudėti, ta prasme, eilėmis, kai tu girdi, ką kaimynas kalba ir tau visiškai nesinori klausyti, ką jis kalba, bet tu vis tiek girdi. Tai aš jį nustojau lankytis. Kai mano kosmetologė persikėlė į naujas patalpas, labai džiaugsmingai man pasakiusi, sako, žinote, aš būsiu dabar naujose patalpose, labai superiniai, ten viskas labai gražu, labai viskas nauja, šviežia, viskas gerai. Moteris ypatingai, žinote, kai mes nueinam pas veido kosmetologą, mėgstam pasilepinti ir taip toliau, tos ramybės reikia. O aš ką veikiau atsigulusi tenai ant tos jos lovytės kosmetologinės, aš skaičiavau pravažiuojančias mašinas. Tai buvo ščiu. Tai kame problema? Jūs tikrai galite atsakyti. Tikėtina, kad neišspręstas akustikos klausimas ir ne man pasakoti, kodėl taip yra. Ir turbūt daugelis namų tokių yra. Man kaip medikui ypatingai svarbu, kaip triukšmas veikia mūsų sveikatą. Jums irgi taip pat tas yra svarbu, nes tose namuose gyvenate jūs, gyvena jūsų klientai. Keletas tik tai tokių aspektų. Būtent triukšmo poveikio į sveikatą. Pirmiausia, miegas, nervų sistema. Čia prašoko, taip. Miegas sutrikdomas, nemiga atsiranda. Mes atsikeliam pavargę, atsikeliam ir nenorim į darbą visiškai eiti, nes nėra būtent poilsio. Mes esame nervingi, mes turime ir zlumo jausmą. Stresas, tas stresas, kuris mūsų viską ardo, visą sveikatą ir taip toliau, vaikai negali mokyti, susikaupti ir ten įvairūs sindromai nustatomi ir taip toliau. Galų gale triukšmas yra vienas iš širdies, kraujagyslių, išeminės ir hipertenzinės ligos vystymosi priežasčių. Opaligė, skrandžio sutrikimai, virškinimo problemos, tai irgi yra dėl triukšmo. Tas nekaltas toks triukšmas, visiškai nekaltas. Matyt, jau senovėje žinojo, kad triukšmu mes galime net arklį užmušti, kaip sakydavo taip, bet kankinimams tai tikrai buvo naudojama tiek senovės Kinijoje, kaip matote, gongai, būgnai, metalas įvairūs ir taip toliau. Romoje mėgo grandinėmis tą patį triukšmą sudaryti, bet ne tik senovėje. Jūs pasižiūrėkite, ir dabar Guantanamo kalėjime naudojamas yra triukšmas. Triukšmas labai paprastas, tai yra labai garsiai leidžiama roko muzika, tokio stiliaus, sakykime, ir tai yra kankinimas, kuris nepalieka jokių žymių. Tu kalinį gali paskui išleisti ir sakyti, žiūrėkite, jis jokių randų nieko nėra, bet jis yra visiškai emociškai ir psichiškai paveiktas ir jis tau bet ką tikėtina prisipažins. Tai yra vienas sunkiausių kankinimo būdų, pažeidžiančių mūsų psichiką. O mes tai turime beveik kasdien, jūsų klientai, mūsų visuomenė turi begaliniai neįveiktą kol kas dar triukšmą. Tai kaip jį veikti? Va dabar visada kyla klausimas ir jums labai dažnai tas kasdienybėje kyla, ką rinktis, kokias
medžiagas. Aš suprantu, gal tai daugiau akustikos specialistai dirba, bet jums irgi šitas klausimas tikrai iškyla. Ką rinktis? Ir čia dažniausiai yra atsakomi keli klausimai. Iš ko, iš kur ir kas dar? Ką tai reiškia? Pirmiausia, iš ko? Iš kokios medžiagos? Apie plastiką aš jau nekalbu, apie jį yra labai daug kalbėta ir aš pati kalbėjau. Ir, šiandien jau vaikai žino plastikas, mikroplastikas, jo poveikį, tai tikrai turbūt nebeverta kartotis. Todėl siūlom, kad tai būtų natūralus polimeras, biopolimeras. Mes žinome, kad gamtoje yra du polimerai – kolagenas ir celiuliozė. Tai vienas iš jų yra kolagenas. Kitas – iš kur? Jeigu anksčiau šitas klausimas nebuvo keliamas ir buvo visiškai nesvarbu, kur taigi iš Kinijos atveš, va čia pigių prekių ir viskas bus gerai, ar dar iš kažkur atveš. Šiai dienai jau yra labai svarbu, kur tas produktas gaminamas. Ar jis yra toli ar arti. Nes tai yra ne tik transportavimas, ką mes dabar susidūrėm visi ir pradėjome žiūrėti, skaičiuoti ir taip toliau, bet galiausiai tai mes esame atsakingi, tai yra CO2 emisija, taip? Ar jis bus pargabentas iš kito pasaulio kampo ir čia atsiras pas mus, kai mes galime šalia turėti puikių medžiagų. Tai šiandien šitie klausimai pas jūs irgi dažnai iškyla. Kur gaminamas Vainer produktas, tai yra Šveicarijai, Lietuvoje, Europos Sąjungoje. Viskas šalia, toli nereikia, CO2 negaminame. Kas dar? Labai svarbu yra tai, kad Vainer, būtent biopolimeras, kolagenas, yra pagamintas pagal medicininę technologiją. Nes viskas prasidėjo nuo medicinių produktų, nuo medicinių medžiagų, medicinių kaukių, pleistrų, tvarsčių ir taip toliau. Ir ta pati medžiaga yra dabar siūloma kaip termoakustikos ir interjero medžiaga. Todėl, kad yra 3 viename. Kalbant apie akustiką, tai yra nuostabus derinys, nes tai yra garso izoliacija, garso sugertis ir vibracijos slopinimas. Kaip tai yra pasiekiama, nes dažniausiai mesgi norime suprasti, kodėl taip yra. Čia yra nuotrauka pateikta, kaip atrodo mūsų plokštė, jeigu ją pažiūrėsim per elektroninį mikroskopą. Kaip matote, yra poros, va tokie tarpeliai. Ir jeigu tos poros yra pripildomas, pavyzdžiui, smėliu, tai garsas, kuris atsimuša į šitą plokštę, taip jį porose esantis smėlis sugeria. Ir tas smėliukas pradeda šiek tiek vibruoti, mažas vibresys įvyksta ir tokiu būdu garsas yra užslopinamas. Užtat yra 100% sugertis. Kitas dalykas, tai yra, kaip jau minėjau, patentuota inovatyvi medicininė technologija. Pagal sertifikatus darėme visus tos sendinimo reikalingus tyrimus, 30 metų garantija, lengvas, plonas, tai yra reiškia sutaupo jūsų labai brangų plotą, nereikia 20 ar 30 cm. Kaip matote, labai aukštos akustinės savybės, tai yra A klasė, jūs puikiai žinote, ką tai reiškia, neaiškinsiu. Kaip ir minėjau, 100% garso sugertis nuo 300 Hz, tai yra labai svarbu ir efektyviai mažina aidą ir gerina kalbos aiškumą. Reverberacijai tokiuose namuose jau vietos tikrai nėra. Dar yra mikroklimato reguliavimas. Jeigu yra šita medžiaga mūsų sienose, lubose, gali būti laiptuose, grindyse, duryse ir taip toliau. Ką reiškia? Tai reiškia, jeigu pas mus namuose labai karšta arba drėgna, tai šita medžiaga sugeria šitą drėgmę, o kai yra jau drėgmės kiekis sumažėjęs, tai tada atiduoda 10 laipsnių ribose, reguliuoja mūsų mikroklimatą namuose. Be abejo, dizainas, pasirinkimas, spalvos, kvapai, organiniai kvapai, nes tai yra iš kolageno, reiškia, kaip mes kvepiname save, taip ir šitos medžiagos išlaiko šitą kvapą, kurį mes jam suteikiame iki maždaug 2-3 mėnesių.
Kaip ir minėjau, tai yra pilnai perdirbtos medžiagos, kurias atsibodus ar panaudojus arba kažkas atsitikus, vėl gali klientas atiduoti ir mes iš naujo jas perdirbam. Tai yra pilnai žiedinė ekonomika, itin mažas CO2 pėdsakas ir svarbiausia, palikau pabaigai, tai yra gaisrinė sauga, kaip matote, A2 klasė. Tai yra nedega, visiškai nedega ir neišskiria jokių kenksmingų dūmų. Nes dėl ko žmonės dažniausiai žūsta? Pirmiausia, jie uždūsta, po to jie sudega. Šičia galima deginti, nieko nėra. Mes palyginom su analogais, kas yra šiai dienai iš biomedžiagų. Tai kuo mes skiriamės? Mes skiriamės, kad turime labai gerą akustiką, labai aukštas tvarumas, kam yra svarbu, sakykime, manau, jums visiems svarbu, labai modernus dizainas, degumas tai yra aukšta nedegumo klasė ir kaina vidutinė, nes kiti turi ir aukštesnės kainas. Pasidžiaukime, kur jis gali būti pritaikomas, nes šiai dienai jis maždaug žinomas virš 20 pasaulio šalių. Tai objektai yra įvairūs, visuomeniniai projektai, tai yra maitinimo įstaigos, ant sienų, naktiniuose baruose, įvairios spalvos, įvairūs apšvietimai, administracijos pastatai, bankai, prekybos centrai, ofisai, visur šitos medžiagos tinka, baseinuose labai tinka, nes šita medžiaga visiškai nebijo, drėgnose patalpose, rūsiuose gali būti, nes juose pirmiausia niekas neauga, nes, pavyzdžiui, vilna labai gerai, bet ten labai mėgsta kandys ir visokie kitokie dalykėliai. Šitoj medžiagoj niekas neauga, tyrimai daryti, sertifikatai yra. Na ir labai yra gerai, kultūros namai, viešbučiai, teatrai, muziejai, tai yra tokie visuomeniniai objektai. O kaip čia gražiai pats prasisklaidė. Ir turbūt visiškai mūsų nauji objektai, tai yra mokyklos, darželiai, yra pakabinamos lubos. Vaikai turi ne plastikinės lubas, o turi kolagenės, visiškai natūralias lubas. Ir čia turime vieną iš projektų, kaip čia braižė, kokias gali pasirinkti ir taip toliau. Be abejo, gyvenamieji pastatai, tiek nuo laiptinės, tiek įvairūs kambariai, miegamieji, įvairūs. Ir labai kur dar tinka, ten, kur reikia rekonstruoti. Pavyzdžiui, turime senamiestį, turime labai brangias patalpas, mums reikia su plona medžiaga, panaudojus, tai yra mažo storio medžiagą, rekonstruoti, sutvarkyti akustiką. Tai šitoj vietoj labai tinka, mes dalyvaujam Šveicarijos projekte, nes ten jie labai, kadangi žinome, nekilnojamas turtas Šveicarija yra labai brangus ir čia yra naudojamos specialios termoplokštės su perdirbtu stiklu. Aš norėčiau, kad jūs įsitestumėt kelias žinutės į namus. Pirmiausia, tai, kad nesuklysiu sakydama, kad vis dėlto akustinių plokščių visa tendencija vyksta į biomedžiagas, taip, iš plastikinių į biomedžiagas. Ir labai mažai akustinių plokščių sugeba suderinti šitas savybės, apie kurias kalbėjome, tai yra akustiniai parametrai, tvarumas, nedegumas, kaina, dizainas ir tai viskas viename produkte. Na ir labai džiaugiuosi, kad Vainer produktai sukuria biofilinį dizainą. Galite nusiskenuoti, čia yra mūsų pagrindinė informacija sudėta, jūs išeisite į Vainer puslapį, jis dabar yra tobulinamas, atnaujinamas, kai kurios informacijos jūs ten dar nerasite, bet jis yra pildomas pastoviai ir kai kyla klausimas vis dėlto akustika ir būtent biofilinė akustika be nenatūralių medžiagų, tai prabanga ar būtinybė, man atrodo, kad klausimų tikrai atsakymas visiems, man atrodo, aiškus. Kągi, ir palinkėjimas. Kurkime namus, kur mes galėtume ramiai, tyliai, sveikai, svarbiausia ir patys, mūsų klientai, svarbiausia mūsų vaikai, nes vaikai šitą medžiagą gali ir suvalgyti, jiems nieko neatsitiks, nes tai yra kolagenas, kurį jūs geriate, vartojate, moteris tepa kremus, keliukus tepam, sąnarius gydom ir taip toliau. Čia ta pati medžiaga,
kuri gali mums tarnauti visiškai kitoje srityje. Tai tiek.